Pakalbėkime apie 3 santykių pasibaigimo variantus. Jūsų moteris gali pasakyti, mes išsiskyrėme. Jūs pasakysit, ne, tu mane palikai. Pagal mane tai yra visiškai 2 skirtingos kategorijos. Ir apskritai aš sakau, kad yra 3 santykių pasibaigimo variantai. Mes, prašau sugrįžk, labiausiai akcentuojamės į 3 variantą. Taigi, kokie tie variantai? Pirmasis yra pats lengviausias. Tu palieki kitą asmenį. Lengviausia todėl, kad to nėra jokio šoko. Tu pasiruoši iš anksto tam, tu žinai visas priežastis, gal nebetenkina santykiai, gal tu nesi pasiruošęs rimtiems santykiams, santuokai, vaikams, galų gale nori būti laisvam pasaulyje, yra kita kaitinanti moteris. Ir tuomet tu nueini, pasakai, kad mums geriau atskirai, tu būsi laimingesnė be manęs, bet koks kitas pasiteisinimas. Iš moterų dažniausiai girdėsim, kad mums, manau, abiems bus geriau nuo to. Žinoma, tai nėra taip lengva, kad tu eini išpūsta krūtinė, su šypsena, nes tu žinai vis tiek, tau yra gaila to asmens, nes bus ašaros, gal ilgos istorijos, kurių tu mažiausiai nori, bet visgi tavo iniciatyva. Antrasis variantas, skyrybos, vėlgi ne pats blogiausias variantas, o todėl, kad yra šansas sugrįžti atgal į santykius. Dažniausiai tai vyksta spontaniškai, įkarštyje, pyktis, argumentai, kaltinimai, mėtymas. Ir jeigu tu peržiūrėsi, kad iš tikrųjų nori likti santykiuose, myli šitą moterį, parodai nuoširdumą, atlaidumą ir tau yra šansas grįžti. Aišku, kitaip yra po daugelio metų, kai prasideda teisiniai klausimai ir panašiai. Bet tai vėlgi nėra blogiausia, nes yra tas pats santykių lygmuo. Ta pati širdis, tiek pas moterį 30%, pavyzdžiui, tiek pas vyrą 30%. Todėl tai yra ne pats blogiausias variantas. Trečias variantas, kurį mes pagrindė akcentuojamės, turėdami jo išvengti, likučių skausmų išsivalyti, tai yra, kuomet tave palieka. Tai yra iš tikrųjų skaudžiausia, nes tai gali būti visiškai netikėtai. Bet kaip miniu visada, prie to prieinama. Negali būti tokio dalyko kaip netikėtai. Kuomet mane paliko, tamsa tiesiog užplūdo. Didžiulis skausmas. Negalvojau, kad kada nors begalėsiu būti laimingas, be šansų. Taigi tai pusė mano gyvenimo dingo. Aš kiekvieną dieną su šitą moterį praleidau. Niekada nebeturėsiu kitos moters. Net nenorėsiu kitos turėti. Tai mano gyvenimo moteris. Bemiegas naktis, 24 valandas per parą galvojimai tik apie ją, klausimai kodėl, skambinėjimas, rašinėjimas, visos įmanomos klaidos. Kaip to išvengti, kaip sugrįžti į norimus santykius ir kaip prasivalyti, vėl džiaugtis gyvenimu. Sužinosite užsukę į prašau, sugrįžk.lt ir mums parašę, mums paskambinę, galėsite išspręsti jums rūpimus klausimus. Tiek individualiai, tiek grupinių užsiėmimų metu.